su jumis yra OX Trades ir šiandien mes apžvelgsime BTC, Penguin, SPX, XRP ir Polygon, Polygon Matic. Tai pradėkime, manau, nuo BTC. Iš esmės, dauguma galvoja, kad viskas yra labai bearish, ne, ta prasme, čia galimai jau bear marketas prasidėjo, kiek mačiau Twitter'e ir paskaitus YouTuberius, bet aš galiu drąsiai pasakyti, kad tikrai nesam man tiek bearish, kaip visiems atrodo iš esmės, kad ką mes turėjome, kompleks labai ilgą ir nuobodžią korekciją ketvirto veivo. Kaip matot, čia turėjom wave 1, wave 2, wave 3 ir wave 4. Tai kaip ir užbaiginėjom arba jau užbaigiam WXY korekciją, iš esmės tai low gali būti jau iš esmės ir in, bet reikia turėti omeny, kad turime dar 1-to-1 punktą nuo high, low, high, 1-to-1 su daily naked point of control. Tai iš esmės, jeigu ir dar pamatytume vieną dipą, tai visai būtų nice, tiesiog kaip galimai swing failure patternas, kaip entry modelis vienas iš jų, o jeigu ir nepamatytume dar vieno dipo, tai aš sakyčiau, yra dar kita galimybė, kai bandyti įeiti į tradą. Tai viena iš jų, dvi dar galimybės iš tikrųjų, tai viena iš jų gauti kažkokį realiai pullbacką, ne, būtų geriausia, būtų 3 wave correction, ne, ten, nežinau, nuo 05 iki 786 fib levelio. Va šitaip, wave 2. Tai šitoj vietoj realiai, aišku, būtų gerai matyti ir order flow ir suprasti order flow. Kas yra order flow, tai yra iš esmės software, per kurią tu matai, kiek yra buyerių, kiek yra sellerių, ar yra bullish CVD absorptionas, ar yra veilų, ar nėra veilų. Ta prasme, tai tam yra esmė, tą būtų labai gerai matyti, kad veil activity šituose leveliuose yra vykdoma. Ir tai čia būtų vienas iš entry modelių, į kuriuos aš žiūrėčiau. Tiesiog simple pullback, ne? Kodėl galvojat, jeigu galvojat, kad mes čia taip keistai pumpinam, ne? Tai iš esmės nieko čia keisto nėra. Turėjome iš esmės swing failure patterną of mini range su apie 15 milijonų trapintų. Turėjome swing failure patterną. Labai easy setupas su apie 15 milijonų ar 10, nepamenu, trapintų shortų, puikiai matosi ganėtinai daug shortų lows, kas yra idealu paimti longą, ne. Tai kaip ir low galėtų būti in, sakau, vienas iš kitų variantų entry, tai gauti dabar kažkokį retracement, ne, in 3 waves. Entry, ir laikom savo tradą. Kitas variantas yra galimai netgi ir geresnis, sulaukti šiek tiek didesnės 5 wave mikrostruktūros. Tai ką tai reiškia ir kaip tai galėtų atrodyti, iš esmės būtų wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, ir tada tai wave down, irgi bullish CVD. Entry nuo 05 iki 786 ir mano targetas būtų all time high ir aukščiau, iš esmės apie 28 000, kažkas tokio tam toj visoj zonai. Tai kas galvoja, ar oh my god, čia bitcoinas dipino, tai prasme 9%, ne, bull marketas dar tikrai nesibaigė. Žiūrinti visą šitą struktūrą, tai tikrai aš tą galiu patikinti, labai visur daug overlapas, žodžiu, labai viskas atrodo corrective, kalbant būtent apie bitcoiną. Tai būtų keletas entry modelių, ne, tai vienas iš variantų padaryti dar vieną low, šiaip tapinam previous all time high, perfect reaction iš esmės, ir tapinam praeitą konsolidaciją, order blockage variantą, labai nice iš tikrųjų reakcija su SFP, bet dar vienas low būtų fainai tiesiog paliesti
points of interest, ne, tai yra one to one, tai realiai kaina būtų 111 300 give or take, ir daily naked point of control 111 120 $. Tai jo, ir realiai ultimate target all time high ir above. Pasižiūrėkime, kokių resistance turim upcoming, ne? Tai ir jo, dar apie šitą chartą irgi pakalbėsim. Šiaip reaktinam irgi dar kas, kaip nebūtų keista, reaktinam nuo praeito mėnesio 618, ne? Tai ką turiu omeny nuo praeito mėnesio, tai iš esmės jeigu paimam monthly chartą ir tiesiog paimam FIBA nuo low iki high, tai galima taip tokiu būdu susirasti praeito mėnesio equilibrium, ne, arba, nežinau, savaitinį daily irgi taip pat galima susirasti. Jo, tai realiai gaunasi premium zona. Ir jo, iš esmės, labai nice bullish divergences į key levelį. Tai jo, low bet kokiu atveju gali būti in, kaip ir minėjau, bet, sakau, esu dar pasiruošęs irgi dar vienam, jeigu ką, dipui, ne iki nulio, aišku, bet jo, local dipui, kas bus man automatiškai buying opportunity arba retracement. Tai va, pakalbėkime dabar šiek tiek apie resistance zonas ir kur jos yra. Tai resistance, let's see. Okay. Jo, visai nice resistance bus value praeito range'o, šito range'o value area low. Iš esmės turime 618 su value area low. Ir jeigu mes, ta prasme, kažką tokio darom ir paflipinam šitą būtent levelį 17 000, realiai 17 117 000 even, turėtume tikrai ganėtinai nice chance patekti prie kainos lygio, kuris yra 17 870. Ir automatiškai, jeigu tą paflipinsim, tai tada up ahead. Šiaip turime labai daug liquidity build up šitoj visoje vietoje, ne, tai kas iš esmės, aš nežinau, ar aplamai imčiau čia šortus, nes viskas labai, aš apie šortus aplamai net negalvoju, aš žiūriu tiesiog, kaip man eiti geresnį longą, gaila, kad čia buvo 5 ryto setupas, tai tiesiog neėjau, bet žiūrėsim, kaip Asian Open atsidaro. Tai iš esmės sakau, jo, čia ganėtinai, jo, yra tų resistance levelių, bet aš nelabai manau, kad jie turės kažkokią labai didelę įtaką, kalbant vien tik apie tai, kad yra labai daug liquidity build up pasidarę, ne, ir kas yra automatiškai order book'e, kai triggerinam shortų stop lossus, įsivaizduokit, čia visur šitose ties visais šitais highs yra stop lossai žmonių, kurie shortina, ne? Ir automatiškai, kai mes triggerinam tuos stop lossus, tai automatiškai gaunasi buy order book'e. Ir mes pradedam squeezinti. Kuo daugiau shortų stop lossų triggerinam, tuo mes labiau squeezinam viršų. Ir jo, tada tiesiog gaunasi labai didelis liquidity squeezes, ne, tai kas greičiausiai ir nusimato. Tai va, tai iš esmės, va, tai toks būtų realiai BTC update'as. Turėkite, sakau, irgi omeny, šitos vietos galimai gali būti kaip take profito vietos, ne. Tai realiai weekly naked point of control, ne, tai 117 000, po to, let me highlight them things, po to value area low 618, 117 100, po to point of control 118 give or take, ne, 118 000 ir po to šičia šiek tiek aukščiau virš value area high, tai realiai nuo, sakyčiau, nuo 119 500 iki 121 000, bet, ta prasme, reikia suprasti, kad čia yra low resistance liquidity, ne, ta prasme, kai būna, jūs galite piešti visokius trikampius, dar kažką, aš nežinau, ta prasme, ką jūs naudojate, bet aš nesinaudoju trikampiais ir jokiais kitais, jokiom kitom figūrom iš esmės. Tai jo, tai
Jo, čia bus low resistance liquidity ir manau, čia nereikės labai daug smarvės, kad praeiti pro visus šitus highs. Tai jo, čia yra tik level events, prasme, jo, aišku, žiūrėsim reactioną, ne, jeigu gausim labai nice reactioną, ne, tai prasme, tai jo, why not, prasme, galima paimti tą shortą, jeigu taip išsirituliuos viskas, kad čia bus, žinau, daleidžiam 1, 2, 3, 4, 5, ne, hitinam, tarkim, point of control value area low ir žiūrim, kad gaunam 3 wave retracement, ne, why not, we can add to ones, ne, ta prasme, ir tada gauti trečią wave'ą, kur visus realiai išrekins shorterius, jo, tai ir tada 4 ir 5, ne. Tai jo, tai realiai toks mano prekybos planas yra ateinančiai savaitai, nežinau, jeigu turėsit kažkokio klausimų, tai paklauskit komentaruose, arba jeigu turėsit kokiu nors, norėsit apžvelgti kitame video kokių kitų altcoinų, irgi būtinai parašykite komentaruose, o dar geriau apsilankyti mūsų OX Trades Discord'e ir susipažinti su community. Jo, community jau yra apie 50 žmonių, tai ganėtinai fresh, tai jo, bet we're starting strong, I guess. Žodžiu, toliau pagalvom apie Pengių. Pengių mačiau labai visur trendina. Kas yra su Pengių, ne, dabar? Tai Pengių ganėtinai atrodo irgi labai strong iš esmės. Let's start with the daily chart. Jo, tai turėjome iš esmės pirmą wave up, motyvinį 1, 2, 3, 4, 5 correction, labai didelim su high volume trečią wave'ą, ir dabar greičiausiai esame ketvirto wave'o korekcijai, o po kurios seks dar vienas, greičiausiai, ne greičiausiai, bet new all time high, ir targetai turėtų būti apie 0,062038 ir 0,723, žodžiu šitoj vietoj, 72332, labai daug skaičių ten. Tai jo, tai realiai ultimate target, šitie du targetai būtų 5 wave'ui, ir po to turėtume žymiai didesnę, manau, korekciją į apačią. Jo, bet kol mes nesam čia, tai dar sunku labai kalbėti, kur ta korekcija baigtųsi. Iš esmės galim dar pasižiūrėti local price action, kas man irgi labai įdomi atrodo, šiaip atrodo labai irgi overlapping, labai atrodo corrective, viskas iš esmės labai panašu kaip ir su Bitcoinu. Esminis dalykas, kas išduoda ganėtinai stipriai viską, kad hitinam 886. Jeigu kas nežinot, ką reiškia, kai hitina price action 886 nuo high iki low, tai dažniausiai impulsive wave'ai nehitina 886, dažniausiai hitina corrective wave'ai. Tai iš esmės, jo, tai parodo, kad galimai sweepinsim higher probability yra to take out the high sooner or later. Tai jo, tai ką mes turime, ne? Tai Pengių irgi labai įdomus chartas, kur sakyčiau įdomiausia vieta, tai būtų monthly, hit 786, okay. Jo, tai realiai 786 monthly naked point of control, okay, ir čia point of control, previous range point of control. Jo, tai iš esmės irgi, sakyčiau, yra du būdai įeiti, manau, į tradą. Iš esmės ant šito tokeno pasirinkčiau galimai tik vieną, norėčiau pamatyti, tebūnė dar būna dar vienas low, arba jo net nebūna, nesvarbu, bet aš noriu pamatyti tiesiog irgi 5 wave impulse up, correction down, ir tada matyti kažkokius bullish activities tarp šito low ir ateinančių low, ne? Jo, ir iš esmės tada look for higher prices, galimai take out the high and above, ta prasme, jo, tai realiai kiti esantis key leveliai, kuriuos stebiu, tai yra 0,030896, po to monthly, previous range point of control 0,030,207, tai realiai šitoj zonai, aišku, supraskite, tai ką aš sakau, tai pirmas dalykas nėra finansinis patarimas, antras dalykas, turite prisimti visą riziką patys,
aš aplamai, ta prasme, treidinu chatas tik su demo accountu. Jo, tai nėra finansiniai patarimai, tai tiesiog yra mano įžvalgos, kur tam tikri estai keliaus toliau. Iš esmės, jo, jo, tai sakau, vienas iš entry modelių būtų, iš esmės, jo, gal 5 wave up, 3 correction entry ir tada we go higher. Jo, tai vienas iš entry modelių būtų toksai. Po to galima sakyti reaction modelis irgi visai nice būtų. Ne modelis, tiesiog based on reaction tradas, ne, jeigu gaunam labai nice reaction SFP į monthly naked point of control, irgi būtų žiauriai nice. Šiaip irgi čia nelabai aš linkęs skaičiuoti tokių makro veivų. Galima pasižiūrėti. Iš esmės čia atrodo, ar apsimoka čia net žiūrėti, ar nelabai. Čia labai overlapping, čia ne vien multiple 1-2s, didelis 3 bus, bet šiaip iš esmės aš linkęs būčiau labiau gal palaukti daugiau datos, tiesiog vien tik, kad būtų aiškiau, kas įvyks. Bet kokiu atveju, estas yra ganėtinai bullish. Aukštas labai potencialas yra paimti new all time highs. Ir jo, žinau, jeigu turėsite kažkokių klausimų, tai apsilankykite Discord arba pakomentuokite po YouTube video. Jo, tai perinam prie SPX. SPX turi labai įdomų countą irgi. Countinant nuo šito low, kurį padarėm at June. Realiai yra wave 1, wave 2 in ABC. Ta didelis 3, 4, 5. Jo, ir iš esmės tas labai toksai sharp dropas, ne? Šiaip pradedam buildinti ganėtinai bullish struktūrą locally. Tai low jau might be in, galimai jau yra. Ir aš stebėčiau, jo, hitinam 618, kas irgi yra labai gerai, daily previous value area high, šito local range'o. Jo, tai hitinam keletą tokių įdomesnių levelių per savaitgalį. Žodžiu, ir bet kokią atveju SPX turėtų vis tiek paimti high sooner or later, ne, kur aš galvočiau, kad būtų įdomus variantas įeiti į tradą. Tai kol kas šičia yra mano supporto zona. Jeigu jinai failina, jo, čia yra kol kas mano supporto zona. Jeigu jinai failina, tai tada aš norėčiau pamatyti dar šiek tiek žemiau ir tada observant reaction, bet jeigu jinai nefailina ir mes gaunam iš esmės 1, 2, 3, 4, 5, tada 3 wave pullback ir tada bandyti longus. Aišku, profit taking areas, jo, reikėtų kreipti dėmesį nuo 0,5 fibo iki area 86, nes yra dar tikimybė padaryti didesnį ABC, tai būtų A, B, C, galimai tiesiog su infilling flows, ne, tai būtų gal galimai vos vienas iš flat scenarijų. Jo, tai irgi tą reiktų turėti omeny, bet iš esmės sakyčiau, jo, dabar labai in hindsight čia fibas yra pulinamas, tai jo, bet jūs, manau, turbūt įsivaizduojate, ne, tai turime wave 1, wave 2, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, local high, tada tiesiog paimkite fibą ir nusipulinkit. Nusipulintumėt nuo low iki high ir ant retracemento būtų gerai, kad būtų jisai toksai kaip zigzagas, taip galima įvardinti, ne, ABC. Jo, ir tada entry ir tada go for long.
targetai būtų iš esmės, resistance leveliai, grubiai šnekant būtų local bent jau, tai tikrai value low point of control, tai realiai 1,7580 ir 1,8157, tai realiai šitose vietose yra, bus įdomu pažiūrėti, kas bus, jeigu mes jos pradėsim flipinti, tai tikrai bus labai high probability nukeliauti iki 1,99, realiai $2, taip suapvalinkime. 1,99 arba $2, plus turime 618 irgi in confluence toj vietoje, tai irgi įdomus levelis turėtų būti. Po to turime weekly level ir daily naked point of control in confluence su 786. Jo, tai čia būtų SPX, USDT, pasižiūrim XRP. Jo, XRP iš tikrųjų labai outperformino didžiumą, manau, tokenų. Šiaip XRP irgi ganėtinai atrodo corrective. Šiaip greičiausiai, jeigu kažkas supras Elliot Lewis, tai pradės ginčyti su manim chat'e, bet dėl ko aš sakau, kad galimai corrective, nes yra labai retas dalykas, kad jeigu mes čia turime, nes įmanoma skaičiuoti ir kaip 5 waves, ir įmanoma skaičiuoti ir kaip 3 waves. Tai kame esmė yra 1, 2, 3, 4, 5 ir šiaip 3, 5 yra veivas žymiai jau patapo ilgesnis negu 3 veivas. Ir kitas dalykas, kame yra esmė, jo, tai low volume yra gerai. Sakau, kaip ir kalbėjau apie BTC, man atrodo, ar Pengių lyg tai kalbėjome, kad yra high probability take out highs, jo, nes hitinom 886. Tai lygiai taip pat ir su XRP. Matote, turėjome impulse down, iš esmės, ta 3-wave correction. Ir hitinom 886, tai ką tai indikuoja, tai gali indikuoti daugiau, kad tai yra tiesiog corrective visas move down, tai nėra impulsive. Tai ką tai automatiškai reiškia? Tai automatiškai reiškia, kad mes galimai paimsim vėl tos highs ir XRP galimai pasieks, jo, turime čia keletą boksų. Aš manau, XRP kaina bus nuo 4,5 iki 6,5, give or take, gal net $7, aišku, ten irgi dar priklauso nuo news ir panašiai, gal ten, nežinau, aprūvins kažkokius ten, wow, kosminius dalykus, tai nobody knows what type of price we can get to, bet jo, ta prasme, bent jau projekcijos kol kas rodo tokius scenarijus. Ką aš naudočiau kaip entry, šiaip mes esame prie entry zonos, čia yra iš esmės tikrai ganėtinai svarbus pointas XRP, irgi norėčiau pamatyti lygiai tą patį pirmą 5-wave motyvinį veivą, iš esmės. Volume čia, galima realiai bandyti ir skaičiuoti, 1, 2. Labai shallow pullback iš tikro, nelabai man patinka, kad toks shallow pullback, bet reiktų žiūrėti tiesiog. Jo, reiktų žiūrėti tiesiog retracementą, koks tas retracementas bus, ne? Tai iš esmės irgi po to paimant FIBA, ne, high to low, low to high, tai yra, jo, ir nuo 0,5 iki 786 yra ultimate zona. Kaip ir minėjau, labai nemėgstu, kai kaina hitina 886, ne tai, kad nemėgstu, bet tai tiesiog daug ką pasako apie patį price, apie patį marketą, ką jis norės toliau padaryti. Jeigu, tarkim, hitinsim 886, yra high probability, kad tiesiog mes kad gausim retracementą, bet galimai paimsim vėl tą low, tai turėkite tą omeny. Bet jo, šiaip buy zona būtų iš esmės galimai šitoj vietoj, bet dar vis tiek reikėtų, sakau, irgi apžvelgti, kaip kaina sureaguotų į tą zoną, jeigu gaunam kažką tokio, tai zigzaginė korekcija, ne, su bullish CVD, jo, tai why not, we can take the trade, ne, ta prasme,
we can risk it for the biscuit, nes potencialo yra tikrai ganėtinai nemažai, tai daleidžiam, jeigu mes čia ir kažkokį bottomintume, ne, toje vietoje, tai realiai reward, bullish, tai riskintume vieną, kad galimai uždirbti 9, ne, ta prasme, ar netgi daugiau, tai jo, tai 20, riskini vieną, kad uždirbti 20, riskini vieną, kad uždirbti 30, ne, bet conservative būtų vis tiek, bet kokiu atveju, on the way pasiminėt profitus, ne, nežinau, ar yra traderiai, kurie laiko tiesiog full blow, tiesiog po tokį tradą, na, aišku, būna, bet vis tiek reikia apsisaugoti savį ir savo pozicijas, bet kokiu atveju. Jo, tai būtų XRP, žiūrėkim Polygon. Polygon labai iš tikrųjų atrodo labai neblogai, man patinka, kaip Polygon atrodo. Iš esmės turime irgi 1-2, irgi galima sakyti 1-2, 1-2, 3, 4, 5, 4, 5, ending diagonal, ABC correction, hitting on previous range value area high, daily naked point of control 618, kas yra perfect, ir targetai iš esmės būtų Polygon Matic, minimum toks conservative targetas, sakyčiau, tai būtų 1-to-1, tai realiai gaunasi apie 45% į viršų, kas yra kaina apie 28 centai, o toks jau higher target, jeigu mes iš esmės, supraskit čatas, jeigu mes iš esmės buildinam multiple 1-2s, tai yra 1-2, tai trečias veikos turėjo labai didelis, ne? Jo, tai realiai 36 centai and above tikrai yra, nu, ta prasme, trečias veikos tai realiai neturi targeto, kiek jisai pumpins, tai yra tiesiog extension, ne, 1.618, 2.618, 3.618, ne, tai tiesiog jo, reikia tiesiog stebėti, countinti visus įmanomus scenarijus, ne, ir žiūrėti, kas bus. Bet jo, kol kas atrodo ganėtinai bullish, žiūrim ir dar sutampant su BTC, kad BTC irgi hitino key levelį, yra significant correction, tai jo, targetas yra bet kokiu atveju all time high, tai Polygon Matic irgi atrodo labai stipriai tuo atveju. Ir aš tikrai norėčiau susirasti entry ant Polygon Matic, ir mes kalbam ne apie day tradus, mes kalbam iš esmės apie swing tradus. Iš esmės jo, galima sakyti, turėjom 1-2, visai nice ABC correction, 1-2, volumes highest, šitą vietą, 1-2-3-4, grinding situation, 4-5, jo, tai iš esmės, jo, ganėtinai sakyčiau bullish, ir jo, irgi laukčiau retracement, ir žiūrėčiau, kaip reaguoja viskas į tai. Bum, single print got filled. Jo, šiaip invalidationas yra šito viso scenarijaus, yra šitas low, ne, ta prasme, 16 centų, ne, ir spot dabar, ta prasme, yra ganėtinai gerai užsipirkinėti šito Polygon Matic. By the way, tai nėra finansinis padarimas, aš nesuprantu, ką darau. Aš trade su devo accountu ir jo, tiesiog čia, aš turiu tokį disclaimerį visą laiką duoti, nes, ta prasme, taip reikia daryti. Jo, tai supraskite vieną dalyką, kad mes greičiausiai dar esame bear markete, ir dar kai kurie coinai tikrai galimai turės didelį potencialą pumpinti į viršų. Tai va, su jumis buvo OX Trades. By the way, antradienį darysime gyvą transliaciją savo Discord'e, jeigu ir kiekvieną dieną duodu BTC update'us, rytais arba iki pietų bent jau bandau duoti BTC update'us savo community, jo, iki New York Open. Day tradus, swing tradus, įvairiausius tradus, altcoinus, jeigu kam įdomu, tai galima ir futures. Šiaip futures nelabai trade'inau, kartais nebent nebūna jokių trade'ų ant alto ar bitcoino, tai tada jo, tada įeinu
futures, pasižiūrėti, kas ten gero. Bet jo, su jumis buvo OX Trades ir iki kito pasimatymo.